Visiems geros dienos. Šiandieną įsikepsim vištienos krūtinėlę, o tokioj vadinamai planšoj. Ir daržovės irgi tos planšus kepsim. Turim pasiruošę čia mūsų daržovės, krūtinėlę vištienos ir einam kepti. Nu va, čia įpilam biškį alyvuogių aliejaus, sudedam mūsų baklažanus, pasūdom truputį ir papipirinam. Nu čia jau galim versti. Biškį dar alyvuogių aliejaus. Ir tegul kepa antrą pusę. Nu, jau tos galim įplauk. Dabar vėl truputį alyvuogių aliejaus. Dedam cukiniją. Nu, truputį druskos ir pipiriukų. Nu, čia verčiam cukiniją. Ir čia pat dar biškį aliejaus. Ir dedam mūsų krūtinėlę. Dar truputį alyvuogių aliejaus. Nu, tai tegul kepa. Nu, krūtinėlė kepa labai greitai. Jau galim versti. Dar čia truputį alyvuogių aliejaus. Ir viskas. Apkepam antrą pusę ir serviruojam. Štai tokią lėkštutę gavom. Užbarstom biškį žalumynų. Ką visi prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.